Sveiki, šiandien nerėme į labai įdomią temą – čakrų jogą. Tai tarsi instrukcija, kaip suderinti savo vidinę energiją, kad viskas tiesiog stotų į savo vietas. Na, žinote tas dienas, kai atrodo, kad viskas tiesiog ne taip. Kai jaučiatės lyg susiglamžęs drabužis, kuriam reikia gero išlyginimo. Būtent apie tai ir kalbėsime. Kaip išlyginti tas gyvenimo raukšles. Ir kad būtų aiškiau, pasitelksime vieną labai paprastą, bet galingą metaforą. Įsivaizduokite, kad jūsų kūnas yra gražus šverkelis, o jūsų energija, ji yra ta pakaba, ant kurios tas šverkelis kabo. Viskas genialu, kas paprasta, tiesa? Gerai, o štai mūsų planas. Pirmiausia, pažiūrėsime, kas ta energinė sistema pakaba. Tada, kodėl ji kartais, sulūžta. Svarbiausia, išsiaiškinsime, kaip ją sutaisyti, pasitelkiant čakrų jogą, kokie tam yra įrankiai ir kągi daryti toliau. Pirmin. Taigi grįžkime prie tos mūsų pakabos. Pažiūrėkime į tai truputį atidžiau. Kai pakaba yra tvirta, tiesi, švarkelis ant jos kabo nepriekaištingai. Tiesa, išlaiko formą, nesiglamžo. Lygiai tas pats ir su mumis. Kai mūsų energinė sistema stipri ir subalansuota, tada ir kūnas ir protus jaučiasi puikiai. Tai yra tiesiog mūsų geros savijautos karkasas. Bet kas nutinka, kai ta pakaba ima ir palinksta? Arba neduok dieve, lūžta? Kasgi jie taip veikia? Ogi mes patys. Būtent mūsų negatyvios mintis, nuolatinė įtampa, neteisingas požiūris į save ir pasaulį veikia lyg svoris, kuris po truputį lenkia, o galiausiai ir sulaužo tą vidinę pakabą. Ir tada ant mūsų švarkelio, tai yra gyvenime, atsiranda tos raukšlės, ligos, įvairios baimės, depresija. Bėgant metams, tų raukšlių vis daugėja, o mes dėja dažniausiai bandom lyginti tik patį švarkelį, visiškai pamiršdami pakabą. Gerai. Pirmoji raukšlė – nestabilumas. Viskas prasideda nuo pagrindo. Šaltinis sako labai aiškiai, kai mes nuolat nerimaujam dėl pinigų, dėl materialios saugumo, tai tiesiogiai kerta per pirmąją čakrą. O juk ji ir yra mūsų fizinis pamatas. Nenuostabu, kad tada ir prasideda problemos su stuburu, sąnariais, kaulais. Kylam aukštyn. Antroji raukšlė – santykiai. Taip, mūsų emocijos susijusios su kitais žmonėmis palieka labai gilų pėdsaką. Tarkim, nuolatinės negatyvios mintis apie santykius, apie lyčių vaidmenis, vidiniai konfliktai. Visa tai kenkia antrajai čakrą. O rezultatas – problemos su reprodukcinė sistema. Toliau, trečioji – valios raukšlė. Čia kalbam apie vidinę jėgą. Ir šaltinis tai pabrėžia labai stipriai. Valios trūkumas, žinokit, silpnina trečiąją čakrą. O kas tada? Ogi tiesioginis poveikis virškinimui, gali pradėti augti svoris ir netgi įsivaizduokit sumažėti sėkmės tikimybę gyvenime. Na štai, priėjome širdies centrą. Ketvirtoji raukšlė – meilės trūkumas. Ir čia, žinote, svarbiausia ne tik gauti meilę, bet ir ją duoti. Kai jaučiame, kad trūksta meilės kitiems, galbūt savo darbui, o gal net pačiam gyvenimui, tai gali virsti depresija, problemomis su širdimi, su plaučiais. Bet tai dar ne viskas. Raukšlių yra ir daugiau. Pažiūrėkim. Penktoji – kūrybiškumo stoka. Kai slopiname savo saviraišką, tai kenkia gerklei, net medžiagų apykaita gali sulėtėti. O šeštoji – kitų menkinimas. Kai nuolat kritikuojam, žeminam kitus, tai silpnina mūsų pačių trečiąją akį ir prasideda bėda su atmintimi, su loginiu mąstymu. Ir pati pakabos viršūnė. Septintoji čakra. Kai trūksta tikėjimo, dvasinės praktikos, kai gyvenime nematome prasmės, atsiranda toks gilus, visa apimantis beprasmybės jausmas. O tai, tiesą sakant, silpnina visą sistemą ir veda į degradaciją. Gerai, problemų aptariam pakankamai. Skamba gal ir niūrokai, bet dabar geroji dalis. Kaipgi tą pakabą ištiesinti? Nes sprendimų tikrai yra. Pažiūrėkime, kokius metodus siūlo mūsų šaltinis, kad atkurtume savo energinę sistemą. Taigi, šaltinis išskiria tris pagrindinius, sakyčiau, galingus metodus. Pirmas – čakrų joga, tai specialūs pratimai, kurie būtent ir aktyvuoja tuos energijos centrus. Antras – sąmoningas kvėpavimas arba pranajama. Tai yra menas valdyti energijos rautus tiesiog per kvėpavimą. Ir trečias – reikia metodas. Jis skirtos visos energinės sistemos subalansavimui. Ir kas geriausia, šios technikos veikia, net jei dar sunku visada mąstyti pozityviai. Sutaisyti, sustiprinti. Tam ir yra sprendimas. Čakrų joga. Iš karto pasakysiu, tai nėra vien tik lankstimasis ant kilimėlio.
Oi ne, čakrų joga yra gili vidinė mankšta. Tai metodas, kaip patiems savo jėgomis vėl aktyvuoti savo energiją, atstatyti tą vidinę struktūrą ir galiausiai išlyginti tas gyvenimo raukšles. Ar kada susimastėte, kaip muzika gali pakeisti nuotaiką per sekundę? Arba kaip viena spalva gali nuraminti, o kita įkvėpti veikti? Taip yra todėl, kad ir spalvos ir garsai yra tiesiog skirtingo dažnio vibracijos. Ir jos tiesiogiai veikia mūsų vidinę energiją, mūsų čakras. O dabar garsai. Žinomiausias, aišku, yra o-um. Pabandykime kartu. Giliai įkvepiame ir iškvepiant tariame o-um. Jaučiate, kaip vibracija nueina per visą kūną? Šis garsas ne tik nuramina protą, bet ir aktyvuoja aukštesnius energijos centrus galvoje. Bet o-om tai tik pradžia. Iš tiesų, kiekviena čakra turi savo unikalų garsą raktą, nuo paties žemiausio lam, kuris įžemina, iki aukščiausio aum, kuris sujungia su visata. Tai lyg muzikos instrumentų darimesis, kiekvienas garsas suderina atitinkamą stygą mumyse. Nuo dabar prie smagiausios dalies – praktiniai įrankiai, kuriuos kiekvienas galime naudoti čia ir dabar. Pavyzdžiui, jei trūksta energijos, jaučiatės nestabiliai, apsupkite save raudoną spalvą. Jei norisi ramybės, atverti širdį, žalia yra jūsų spalva. Reikia sustiprinti valio prieš svarbų darbą, geltona padės. O kai reikia išsakyti savo mintis, pasitelkite mėlyną. Tai tarsi spalvų terapija savo pačiam. Gerai, taigi dabar jau turim supratimą apie visą sistemą, apie problemas ir net apie sprendimus. Tai yra kelias pirmin. Bet natūraliai kyla klausimas, kur sužinoti daugiau. Kaip visą tai pritaikyti teisingai, kad nepakenktume savo? Taip, tai ir yra esminis klausimas. Kaip tinkamai rūpintis savo energetinę sistemą? Juk čia ne tas laukas, kur norisi eksperimentuoti aklai. Reikia patikimo, kuris padėtų visas šias žinias paversti praktiką. Ir štai čia mūsų šaltinis mus nukreipia pas tikrą ekspertą. Noriu pristatyti žmogų, turinti milžinišką patirtį šioje srityje. Tai karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mockus. Jo 25 metų patirtis, manau, kalba pati už save. Tai tikrai laiko patikrintos žinios. Puiku, dabar jau turite pagrindus. Žinote, nuo ko pradėti. Bet tai tik kelionės pradžia. O dabar prieš atsisveikinant, trumpam sustokite. Įsiklausykite į save. Pagalvokite, kokia spalva arba koks garsas galėtų sustiprinti jūs būtent šiandien, šią akimirką. Pamastykite apie tai. Jei norite gilintis toliau, sužinoti daugiau pratimų ir technikų, labai rekomenduoju apsilankyti reikimokymai.lt ir motivatorius.lt. Ir jau visiškai pabaigai, didelis jums ačiū, kad žiūrite, prenumeruojate, spaudžiate patiktukus, pakomentuojate, pasidalinate ir palaikote šį kanalą. Jūsų palaikymas yra didžiausias variklis. Ir nepamirškite apsilankyti motivatorius.lt